Viešpatie Dieve, meldžiame Tavo šventosios dvasios, kad Ji paliestų mūsų širdis ir tuomet mes girdėtume Tavo žodį ne tik kaip balsą, kaip išorinį ženklą, bet galėtume jį priimti savo širdį, savo protus, kaip dvasinį Tavo dangiškąjį maistą. Meldžiame Viešpatie Dieve, palaiminkit Tavo žodžio klausytoją, palaiminkit Tavojo žodžio skelbėją. Amen. Pradžios knyga, 37 skyrius, nuo 12 iki 24 eilučių. Kartą, kai broliai buvo nuvarę tėvo kaimenę ganytis prie Sichemo, Izraelis tarė Juozapui: tavo broliai, kaip žinai, gano prie Sichemo. Pasiruošk, siųsiu tave pas juos. Pasiruošęs, atsakė šis. Izraelis tada paliepė jam: nueik ir sužinok, kaip laikosi tavo broliai, kaip sekasi kaimeniai, parnešk man žinių. Taip jis išsiuntė jį iš Hebrono slėnio. Juozapas pasiekė Sichemą. Ir vienas vyras sutiko jį beklajojantį po laukus. Ko ieškai, paklausė jo tas vyras. Savo brolių ieškau, atsakė jis. Ar negalėtumei pasakyti, kur jie gano kaimenę? Vyras atsakė: jie iš čia iškeliavo. Girdėjau iš tikrųjų juos sakant: eikime į Dotaną. Tada Juozapas pasiekė savo brolius ir atrado juos Dotane. O šie pastebėjo jį iš tolo ir pirma, negu jis prie jų priartėjo, ėmė tartis jį nužudyti. Vieni kitiems jie sakė: va ateina tas sapnuotojas. Eime, užmuškime jį ir įmeskime į kokią nors duobę. Sakysime, kad plėšrus žvėris jį sudraskė. Tuomet pamatysime, kas išeis iš jo sapnų. Bet Rubenas tai išgirdęs stengėsi jį išgelbėti iš jų rankų ir sakė: neatimkime jam gyvybės. Rubenas kalbėjo jiems: nepraliekite jo kraujo. Va, įmeskite jį į aną duobę dykumoje, bet patys rankos prieš jį nekelkite. Jis norėjo jį išgelbėti iš jų rankų ir sugrąžinti tėvui. Taigi, kai Juozapas atėjo pas brolius, jie atėmė jo apdarą, puošnųjį apdarą su rankovėmis, kuriuo buvo apsivilkęs, o jį patį įmetė į vandens duobę. Duobė buvo tuščia, vandens joje nebuvo. Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo Tėvo meilė ir šventosios dvasios bendrystė tesies su jumis visais. Amen. Kągi, praeitas pamaldas, pamokslę mes įžengėme į pradžios knygos dalį, tą paskutinėje dalį, kurią trumpai vadiname Juozapo istorija. Jau bent jau pradinėse klasėse ar vaikus mokydami tą istoriją visi moko, žino ir atsimena, iš tikrųjų labai spalvinga, tokia galima skaityti su kaip kokį įvykių apsakymą. Tačiau tai nėra tik toks įvykių apsakymas, išdėstymas, čia yra Dievo žodis, kuris mums atskleidžia tiesą nuo Dievo mums šioje žemėje esantiems. Taip pat pirmajame skyriuje mes matėme, kaip Juozapas jau pasirodo kaip tas, kuriam Dievas kalba per sapnus, ir jis tuos sapnus pasako, būdamas jauniausias iš visų Juozapo brolių. Jis iš tiesų pranašauja, kaip mes vėliau toje istorijoje žinome, kad jam nusilenks visi ir kad jo misija gyvenime yra ypatinga. Ir tai be abejo sukelia
nepasitenkinimą kitų brolių jo, vyresniųjų brolių. Ir jie jį ignoruoja arba visai kitaip žemina, kaip suprantame. Tačiau ir Jokūbas, kuris yra kartu, jo vardas ir Izraelis, prisimena, ką Juozapas sakė. Taigi šiandien matome, kad gyvenimas eina į priekį ir tai yra klajoklinė dar gyvenimo būdas, klajoklinis ir žmonės, tie sūnus atsakingi, jau suaugę, išveda galvijus ganyti į plotus, kur yra žolės. Taigi Izraelis arba Jokūbas pasikviečia Juozapą ir sako, tavo broliai, kaip žinia, gano prie Sichemo, pasiruoš, siųsiu tave pas juos. Ir Jokūbas Juozapas Jokūbui, savo tėvui, atsako, pasiruošęs. Ir Jokūbas Izraelis duoda įsakymą, kad eik pas brolius, pernešk man žinių, ir išsiuntė jį iš Hebrono slėnio. Sichemas yra vieta, šiandien to miesto nebuvo, tai buvo vėlesniais laikais, daug vėlesniais laikais, nei dabar šiandieną mes skaitome, tenais buvo ir Samarijos sostinė, ir žymi vieta. Tačiau šiandieną iš tikrųjų ten belikęs šalia yra kaimelis, bet archeologai kasinėja ir atranda to miesto liekanas. Taigi čia yra dar prieš istoriniai laikai prie Sichemą, tai yra konkreti geografinė vieta, kaip sakau, Biblija labai aiškiai nurodo, kur kas vyksta. Ir be abejo šita vieta yra garsi, bus ateityje, ten įvyks labai svarbių įvykių, kur viešpats Izraelio Dievas kalbės jiems. Taigi išsiunčiame iš to slėnio, kur buvo atėjęs, kur gyveno Abraomas, gyveno jo sūnus Izaokas ir dabar Jokūbas. Juozapas 17 metų, jaunuolis, keliauja pas savo brolius, kurie jo nemėgsta, ar ne, kurie jį nekenčia iš tikrųjų jo. Bet jis sako, aš pasiruošęs. Tai parnešk man žinią. Be abejo, jau matome nuo pat senų laikų reikalinga mums žiniasklaida. Kitaip tariant, kad kažkas parneštų žinias, be žinios nėra ir teisingo valdymo. Galbūt ir šiais laikais, čia mus skiria 4000 plius minus metų nuo šito įvykio, mes irgi suvokiam, kad žmogus nieko nepasikeičia ir norint valdyti, reikia turėti informaciją, ta informacija turi būti tikra. Ir be abejo, Jokūbas jau duoda vieną svarbiausių užduočių savo jaunėliui, parnešk man žinių. Taigi Juozapas iškeliauja ir, kaip mes skaitome, jis nuėjęs į tą vietą, kur turėjo ganyti bandą, neberanda savo brolių, bet čia pasirodo vienas vyras, taip Biblija įvardina, ir klausia, ko ieškai, savo brolių, gano kaimenę, ar nematėjai, sako, jie iškeliavo, aš girdėjau, iš tikrųjų sakant, einame į Dotaną, kitą vietovę netoli. Tai va čia tas yra vyras, vienas vyras, kas tas vyras, mums dažnai iškyla, kodėl nėra vardo, kodėl dar kažkas, tai aišku, galėjo daug įvairių žmonių sutikti, bet kad tas žmogus girdėjo, kaip broliai kalbasi, vadinasi, jis buvo arba labai arti su tais broliais, arba, o greičiausiai taip ir yra, tai buvo vėlgi Dievo angelas. Mes atsimename apie vyrus, kurie ateina pas savo Abraomą, būtent kaip buvo sunaikinta Gomora ir Sodoma, kaip reikėjo išgelbėti Lotą, Abraomo brolį. Tai irgi buvo vyrai ir buvo vienas vyras, kuris pasiliko ir kalbėjo. Taigi iš tiesų yra viešpaties pasiuntiniai ir jeigu taip sakykime, galėjo būti, jeigu nebūtų Juozapas sutikęs, jis būtų apsisukęs, grįžęs pas tėvą, sakęs, čia nieko neradau. Bet ne, angelas nukreipė jį. Tai bet matome, kad iš tikrųjų yra tam tikra apvaizda, Dievas veda, kiti žmonės dar gal pavadina likimas. Kas turi įvykti, tu to neišvengsi. Bet čia mes matome, likimas, matote, jis yra aklas, jis yra neapskaičiuojamas, jis kaip kauliukus išmeti ir iškris tokie arba tokie.
apvaizda Dievo ir yra nekla. Dievas turi planą ir tą planą įgyvendina. Ir va čia yra tas angelas, jis nukreipia Juozapą pas jo brolius. Taigi jis keliauja, broliai pamato jį, jis atranda savo brolius ir mes matome, kad jie ima tartis nužudyti Juozapą. Kaip žiauru. Iš tikrųjų, kai pagalvoji, broliai, jaunėlis, net nužudyti. Mes žinome, kad jie yra Jokūbo vaikai, Dievo šventosios arba Izraelio vaikai, išrinktosios tautos vaikai, į tokį nusikaltimą, ar ne? Tai kaip mes ir šiandien taip pat matome tokių dalykų, kad iš tikrųjų didelius nusikaltimus žiaurius įvykdo vaikai iš taip vadinamos geros šeimos arba gerose šeimose užaugę. Ir iš tikrųjų tada tie nusikaltimai atrodo daug žiauresni, ar ne, daug sutarsi kontrastuoja ir jie yra skaudesni ir geriau matomi. Taigi taip, tai vėl parodo, kokia yra žmogaus natūra, ta prigimtis po nuopolio, po Adomo ir Ievos nuopolio, kada žmogus atsiskiria nuo Dievo ir nori būti pats Dievu. Ir ta širdis jau yra priešinga Dievo siekiams. Ir kaip praeitas pamokslę sakiau, iš tikrųjų, kodėl taip tas pyktis verda, tos širdis užkietėjusios, tai iš tiesų yra daugelį vietų ir vėliau Biblijoje mes skaitome, kad yra užkietintos širdis, ar ne? Ir Dievo planas vyksta ir turi būti nedorėlis savo laikui. Kaip šiandien mums irgi atsakymas yra, kad turi būti visi nusikaltimai, kurie vyksta šioje žemėje, kaip sako, nusikaltėlis turi išgerti savo nusikaltimo taurę iki galo, nebent jis atsigręš į Dievą ir jam bus atleista. Tai vat o dorieji turi iškentėti ir pereiti per šitą gyvenimą, nesuklupti. Ir čia irgi yra daug posakio, kad šėtonas kaip riaumojantis liūtas, ar ne, jis sukasi ypatingai apie tuos, kurie yra Dievo žmonės. Ir mes matome Biblijoje daug vietų ir Naujajame testamente, aš jau buvau užsiminęs, kad Juozapo istorija yra tokia kaip aliuzija, kaip įžanga, tokia kaip atspindys, kas turės įvykti Naujojo testamento laikais, Jėzaus Kristaus istorija. Tėvas irgi siunčia sūnų Jėzų Kristų į žemę pas brolius, ar ne, pas žmonės, tokius pat kaip jie. Ir jie kaip priima Jėzų, ar ne, nukryžiuoja, nužudo. Taigi Jėzus taip pat ir įspėja mus, pasaulis manęs nekenčia, bet žinokite, jeigu jūsų nekenčia dėl mane, žinokite, jau anksčiau manęs nekentė. Taigi nesistebėkite, broliai, jei pasaulis jūsų nekenčia. Jonas taip rašo pirmajame laiške, tai jeigu žmogau darai gerą, sakai tiesą, kur yra Dievo akise tiesa, ne tavo akise, ir ne žmonių akise, bet Dievo akise tiesa, tai nelauk reakcijos geros. Taigi būk pasiruošęs, nesistebėk, nes esi pasiųstas kalbėti tai, ką turi kalbėti. Ir štai apaštalas Povilas ir savo laiškuose rašo, melskitės už mane, kad kalbėčiau tai, ką turiu kalbėti. Būtent Dievo valia, ne dėl savo norų, ne dėl savo tam, kad atkreipčiau dėmesį žmonių, tuo labiau rūstybę. Taigi mes matome, Juozapas iš tikrųjų toje rūstybėje yra, nes tie broliai nekenčia iš tiesų ne kiek Juozapo, bet kiek iš tikrųjų ta Dievo valios, kuri Juozapo asmenyje yra vykdoma. Taigi, bet matome, vienas iš brolių, vyriausias Rubenas, stengiasi išgelbėti savo jaunėlį brolį. Rubenas Lėjos sūnus, pirmagimis. Iš tikrųjų, jis mato, žino, kad tėvas myli Juozapą ir galbūt irgi turėtų labiau pavydėti, nes pirmagimis sūnus yra tas, kuris neša tėvo atsakomybę. Ir jis atsako, jaučiasi atsakingas. Jeigu kartais Juozapo nebeliktų, tai sustiprėtų Rubeno pozicijos, galbūt tėvas labiau irgi atkreiptų dėmesį. Čia spekulacijos, tokias mintis, bet
matome, kad Rubenas elgėsi teisingai, jis nori išgelbėti, tačiau iš kitos pusės neturi tiek galios. Ir tas žiaurumas brolių, mes greičiausiai galime įtarti, kad čia pirmiausiai smuiku grojo Levis ir Simeonas, tai kurie būtent buvo žiaurūs broliai. Mes tą istoriją, Dinos istoriją žinome. Tai buvo tikrai žiaurūs vyrai. Tai galbūt Rubenas negalėjo pasipriešinti, bet vis tik brolų žudystė visais laikais yra smerktinas poelgis ir net ir šiandien jis egzistuoja, bet visose kartose tai yra smerktina, bet ta brolų žudystė visuomet ir vykdavo, kad imkime tos tamsius pagoniškus laikus, kiek mus pasiekė iš mūsų Lietuvos istorijos, tai matome ir tas Mindaugas karalius, kurį švenčiame ir dieną, ar jo rankos nesutepto savo brolių krauju, gal vien dėl to, kad nėra tos informacijos tiek daug, mes negalime pasakyti, bet kaip žinia, mūsų broliai, mūsų protėviai baltai tikrai nepasižymėjo tokiu švelnumu ir tie kariniai žygiai, plėšimai buvo gyvenimo kasdienybė, tų viduramžių. Ir kai mes matome pagoniškos tautos, būtent tai mato kaip priemonė, kaip įrankė. Tuo tarpu krikščionybė įveda įstatymus ir, galima sakyti, instituciniu būdu, laikantis Dievo įstatymo, kuris yra nežudysi ir mylėsi savo artimą kaip patys save, bandoma kažkiek išlaikyti tą pusiausvyrą tarp žmogaus sugedusio širdies, to žiaurumo ir pasakyčiau žvėriškumo, bet iš tiesų žvėris taip nėra tokie žiaurūs kaip žmonės. Tai va čia irgi toks atsakymas, žmogui yra tas pats blogis, tas pragaras alsuoja iš vidaus, kuomet jis nėra, kaip sakant, Dievo pusėje, kuomet Dievo šventoji dvasia neveikia jo. Taigi Rubenas siekia išgelbėti ir jis pakreipia įvykius, sakydamas, netimkim gyvybės, matyti tikina ir įmeskime į šulinį. Tais laikais šuliniai buvo labai svarbus, ganant avis reikia vandens. Taigi tame šulinyje vandens nebuvo. Tai taip tikėdamasis galbūt Rubenas po kiek laiko jį ištraukti ir taip jį parvesti namo. Ir mes dar matome per šimetantį šulinį Juozapui atima rūbą. Irgi čia mes, irgi tokia iš karto analogija, Jėzų Kristų irgi išrengiant kryžiaus, irgi prikala rūbą, kariai pasidalina. Tiesą sakant, irgi mes, rūbas yra labai svarbus, aš jau praeitą kartą minėjau, žmogų sutinkame pagal rūbą, išlydime pagal širdį ir kaip mes rengiamės, kaip mes, ir jis buvo ypač brangus visais laikais, gal šiais laikais netaip jau mes turime visi kuo apsirengti, tačiau jeigu paimtume kažkokius iškilmingesnius įvykius ir tą aprangą matome, kokios jos kainos ir kokiuose sluoksniuose ten žmogus gyvena ir kaip rengiasi. Taigi irgi išlieka ir šiandieną jis brangus. Kodėl? Todėl, kad yra tam tikra tapatybės išraiška. Juozapas yra aprengtas tėvo malonės tapatybė, ar ne, jam rūbas ilgom rankovėm, tai yra tokio daugiau nedarbininko. Čia pažymima arba spalvotas apdaras, matomas, krentantis į akis, tai broliai iš pavydo nurengia jį, pažemina. Tai va, ir nelaisvė ir šiandien irgi ir tai visais laikais būdavo, kad paima karius nelaisvę, juos išrengia. Kur tu nuogas pabėgsi ir sušalsi ir esi nuogas. Tai va, čia yra tas ir šiais laikais likę 4000 metų praėję. Taigi mes matome, kad ir Juozapo istoriją toliau tęsime kitą sekmadienį, tai apibendrinant, istorija vystosi, broliai nemėgsta Juozapo, tėvas myli, duoda pirmą rimtą užduotį, išsiunčia atnešti žinių. Jis gal ir būtų sugrįžęs, jeigu ne tas vyras, kurį mes matome ir atpažįstame Dievo angelą, kuris vykdo tai, kas Dievo valioje yra, pasiųsdamas jį pas brolius, juos atranda, broliai sutinka, jau ruošdami sąmokslą prieš jį, kaip tikra aliuzija ar nuoroda į daugelį metų praėjus, taip bus atsiųstas mūsų gelbėtojas Dievo sūnus
Jėzus Kristus ir bus pasitiktas būtent žmonijos kaip priešiškai, išskyrus tuos, kurios Dievas jiems patikėjo atpažinti Mesiją arba Kristų. Taigi žmogaus sugedusi natūra priešinasi Dievo valiai, tačiau iš kitos pusės, kuomet Dievas suminkština mūsų širdis savo šventos dvasios prisilietimu, mes atpažįstame ir tuomet prisiimame tą kančią, kuri yra skirta ir viešpačiui. Tai yra, Jėzus primena, manęs pasaulis nekenčia ir jūsų nekęs. Rubenas, Lėjos sūnus, pirmagimis Jokūbo, siekia išgelbėti Juozapą, nes tikrai kraujas, brolio kraujas yra tokia dėmė, kurios niekada nenusiplausi. Taigi, šiandien mes baigiame šią istoriją. Juozapas lieka tuščiame be vandens šulinyje ir lieka išgelbėtas nuo mirties dėl jo brolio, vyresnio brolio Rubeno valios. Amen.